Sveiki! Su jumis Eta Sofija Ir Godutė 7. Ir čia yra 5. Women's podcastas. smagaus žiūrėjimo. Tai Labas hello! visiems. Labas visiems. Jo, girdite moteris. Ir girdite, kad esame... Negirdit, o matot? Nu, matot ir girdit. Nu, ir girdit. Nu, ir matot, ir girdit. Jo, šiandien esam dvi. Mes Ir visada būsim dabar dvi. tai už dviejybę, sakyčiau, gal, ne? Už dviejybę. Tai ką? Labas visiems. Labas visiems, labas. Tai kaip matote, esame dvi. Ir dėja būsime jau visada dvi. Nebent turėsime kažkokių svečių, ką galimai turėsime. Tik ne šiandien dėja, bet manau, kad turėsime. Tai jeigu kyla klausimas, tikriausiai kur jo ir va, Deorikas klausia, ir Helderis klausia, kur kitos dvi. Tai dėja, kaip žinote, mums labai buvo sunku susitarti keturiese, kada, kaip streamint, kada tą podcastą daryti ir visą kitą. Ir visokių kitų problemėlių atsirado, labai buvo sunku suderinti viską. Tai likome tik dviese, iš mūsų išvyko, išlydėjome. Pasitraukė, išlydėjome su džiaugsmu, nesu liūdėsiu, palinkėjimo, kaip sakoma, geros kloties streaminėme joms. Tai yra monologinė, dabar gal dialogas turėčiau sakyti. Ir Orienta. Ir Orienta, Hopių 98. Tai dabar būsime tik tai dviese. Tikiuosi labai nenuliūsit ir gal mūsų užteks dviejų. Neužtenka mūsų dviejų. Nežinau. Čia, manau, jūs galėsit pasakyti, ar mums trūksta, ar netrūksta. Jo, tylos minutę. Nu, vat, mes ne dvi, mes trys. Nu, dar reikia. Ateik. Ateik. Va, mes trys šiandien. Nu, yra Reikis, kuris palaikys kompaniją viso šio podcasto. Jo, Karlis 212 negerai nuskambėjo su džiaugsmu. Su džiaugsmu tame, kad mes ne dėl to, kad mes ar susipykome, ne, mes nesusipykom. Jo, viskas mes gerai, jos tiesiog pasakė, kad nebeišėjai suderinti ir tiesiog nori daryti savo, kurti gyvenimą ir tiesiog nebeišino jiems suderinti viso šito dalyko. Ir mes tiesiog todėl sakome su džiaugsmu, nes mes tiesiog nenusipykom, mūsų tiesiog keliai įsiskyrė. Tai todėl ir sakome su džiaugsmu. Taip. Tai va, turėsite tik dvi? Nežinau, liūdėsys, džiaugsmas. Tikiuosi neliūdės. Taip. Jo, tikiuosi, kad neliūdėsit ir užteks mūsų dviejų. Mes tenksime užpildyti tą visą tuštumą, kurią turime dabar padaryti. Taip. Tai... Kas toliau? Kas toliau? Kur buvom dingusios, aplamai galbūt? Jo, kur Kada buvo paskutinis mūsų podcastas? Oi, labai senai. Birželį ar gegužė buvo? Birželį, manos. Vasara, tikrai vasara, neatsimenu daug. Birželį, tai čia jau dabar jau gruodis, tai biškai praėjo laiko. Pusę metų. Tai kadangi gavosi taip, kad vasara buvo užimta tiek man, aš kadangi atlikinėjau praktiką Mažeikiuose savo gimtiniai ligoniniai, tai vasarą neišėjo padaryti, o rugpjūtį ir įvyko mūsų tas išsiskyrimas. Nusprendėm, kad liksim dviese, tai tiesiog laukiam to tinkamo momento, kada galėtumėm ir sugrįžti. Jo, nes, kaip žinote, kiekvienas dar turi savus gyvenimus ir dar galvom, kaip čia gražiai pasakyti, kaip viską dabar perdaryti į du tik tai. Tai dar matome, kad biškį layoutą reikia patvarkyti, pamiršome visai. Bet manau, viskas bus gerai. A, nereikia? Taip, sakyk. Tai va, o aš kur buvau dingus, tai nežinau. Tai nebuvai dingus. Jūs mane matėt streamuose, aš niekur nebuvau dingus, gal tiesiog dirbau kitus dalykus ir tiek. Realiai viską matėt, jeigu ateinat. Jeigu neteinat, tai nematot ir nieko, ką reikalinga papasakot. Nežinau, praėjo keletą vieną gal šventę, tai yra ar porą, Halloweenas praėjo, vėlinės, tokios šventės, nešventės, tokios įsimintinos datos, tai nežinau, aplankėjai kažkokių Halloweeninių parkų ar kažką? Šiais metais ne. O darėjai, pavyzdžiui, gal streamą Halloweeninį? Halloween'o streamą darau, taigi žaidėm kartu. Žaidėm, aš jau buvau pamiršęs.
Tu ko tu ten buvai? Aš buvau tuo, ko esu, tai buvau gydytoja. Tik ta tokia gal... Jo, tokia biški... Ragana gydytoja. Ragana gydytoja, tokia iš Scary Movies. Kur tipo būna kraujuoti drabužiai, ne? Kur tipo jau ką tik iš skerdyklos. Jo, tik buvo gaila halatą krūvin, tai... tai buvo baltas, bet jo, tai... Bet vis tiek buvo geroji versija, lyginant su tavim, sakyčiau. Nu jo, mano streamą atsimenu, tada nelabai kas ėjo. Taip, ateina į streamą ir taip, o ką aš čia matau, o to hell. Jo, kas čia tokia? Gerai, labas. Ate. Labas, ate, taip, viskas, aš išeinu. Nu jo, sakė, kad biški baisiai atrodžiau. Nu, bet tu to ir norėjai, tai... Nu jo, iš tikrųjų norėjau užgąsdinti. Todėl gal mažiau vuverių buvo tą dieną. Biški mažiau rimtų. Bet visi stebėjosi vis tiek tavo kostiumų, tai čia kas be ko. Nu jo, akį patraukė. Ja, lietuvių Twitch'e tai buvo geriausias. Geriausias? Ja. Ačiū, kaip miela, ant tiek baisiai, kad net geriausia. Ja. O vėlinės buvai su šeima? Ar buvai ant kapų? Jo, ant kapų buvau, aš buvau ant kapų ne per pačias vėlinės, nes grįžau, kadangi dariau streamą Halloweeną, tai grįžau tik tai lapkričio 1 vakare. Tai ant kapų važiavau vieną be tėvų, nes tai buvo 1 diena, aš važiavau tiesiog 2 dieną uždegti šakutės. Ir jo, tai tokios ramios šventės buvo. Pas mane irgi ramiai, aš irgi va tą, nes kadangi žaidėm kartu, tai aš irgi buvau 1, o po to jau 2 nuvažiavau ant kapų, uždegiau tai ten mačiutei, ten seneliam. Prisiminiau, ar žinau, kur dar kapai yra. Žinau, taip ateina tik kapinės ir galvoju, pala, kur čia mano tas kapas. O pas jūs Kupišky yra tipo vienos kapinės? 2. Pas mums yra miesto tipo, yra miesto ir yra dar už miesto dar didesnis. Tai tau gerai, nes man reikėjo aplankyti 5 kapinės. Tai... O, dieve. Nu, jeigu bandyčiau visas apvažiuoti visų giminių, tai aš nežinau, kiek ten reikėtų važiuoti, bet aš važiuoju pagrindinius, tai yra seneliai ir mamos broliai ten ir panašiai, nu, artimiausi. Tai aplankiau artimiausius tiesiog, kurie yra arčiausiai, tai toli nevažiavau, bet man, pavyzdžiui, močiutė tai važiavo ir toliau ten į kitus miestus, kur yra kapinės, kur yra giminės. Aš nevažiavau, nes nelabai žinau ten savo tų prosenelių, tai net neįsivaizduoju, kaip ten kas. Tikiuosi, čiatas irgi aplankėt visus savo artimuosius per vėlines ir prisiminėt išėjusius. Jau. O dabar biški liūdna tema, o dabar eina prie geresnės temos. Atėjo Kalėdos. Žinot, atėjo Kalėdos, jau dabar Adventas. Adventas, nežinau, kas tuo tiki, kas, pavyzdžiui, turi visokių tradicijų per Adventą. Nežinau, kažkokias tradicijas tu turi per Adventą, ką tu būtent veiki per gruodžio mėnesį. Nu, man tas gruodžio mėnesis toks įdomesnis, nes man ne tik Kalėdos yra gruodžio mėnesį ir ne tik nauji metai, bet yra ir mano gimtadienis, tai... Kada tavo gimtadienis? Nu, pasakyk visiems. Rytoj mano gimtadienis. Susirašom, dabar pasiemam telefonų, susirašom. Gruodžio 7 dieną man sueina... Kiek? 2. Tai va. 2. Rytoj sueina 2. Gražus skaičius. Gražus skaičius. Tai ar mes tikėsimės rytoj gimtadieninio streamo? Galimai taip, tai net negalimai, o tikrai taip. Tai žinot, kur rytoj reikės ateiti pas Godutę į streamą. Net yra komanda. Iki gimtadienio liko 3 valandos 46 minutės. Nice. Šiaip cool komanda. Aš tokios neturiu, labai šiaip cool. Idėja. Nu, pavaksiu. Jo, galiu. Jo, bus tavo metai bus. Mano metai bus. Šitie jau tikrai bus mano metai. Tai va, galėsi rytoj, jau šiandien pasiskelbė, jau rytoj visi turi ateiti. Tai tie 32, kuriuos dabar matau, tai jau rytoj jau kaip štikai laukia 9 valandą. Nežinau. Rytoj tiesiog laukit, jums praneš. Bus pranešta, jo, jeigu nesat Discord'e, tai prisijungit, bus pranešta. Jo, ir pirmą žinutę, ką rašot, ne labas Godutė, o su gimtadieniu. Nereikia net sveikintis, tiesiog su gimtadieniu, tiesiog Goda, ačiū. O jeigu dar numesit eurą, 2, 3, o jeigu ten ir 4, ir 5 sukrapštysit, tai va čia būsit maladys. Žinoju, kad Goda renka 2-4 valandų streamui, tai jeigu jis surenka, jį daro 2-4 streamą. Tik nežinau rytoj, bet
gal įkalbinti. Žinot, kaip pasiduoda merginos. Kartais įtakai. Tai galbūt kažkas išeitų susitart. Nežinau, nu čia reikia su jie derintis, aš čia tik tai promoutinu. Taip, promauterė tu mano. Promouterė. Įdarbinsiu. 025 etatą. O daugiau kažkokių tradicijų, kažko. Kaip ne, tiesiog nusiperku tą saldainį. Šiaip šiais metais, nežinau, ar tu turi advento kalendorių? Ne. Tai šiais metais, kiekvienais metais perku tą su saldainiai, žinai, visokį šiais metais žadėjau nusipirk kažką, žinai, kur būna tie visi su grožiu, ten... Ir ten Eurokos daug. Jo, visokie tie, tai pagalvojau, bet kažkaip per vėlai sumaščiau, galvoju, nebeteis, tai vėl nusipirkau šiais metais. Praeitais metais manas irgi turėjau kinderio. Tai šis metais vėl kinderio nusipirkau irgi advento kalendorių, tai jo mano tradicija advento kalendorių atidarinėt. Laiminga? Laiminga, jo. Kiekvieną rytą pradedu su cukrum. Gauni tos energijos rytinės. Jo. Kaip ten sako, laiminga moteris, pavalgius moteris, tai... Tai Goda laiminga moteris, nes yra pavalgius nuo pat ryto. Gauna cukrus, gauna energijos, tai labai gerai. Aš kažkaip šiais metais nepirkau advento kalendoriaus, nežinau. Kadangi pas mane streame yra žiūrovų advento kalendorius. Tai kažkaip žiūrovų advento kalendorius, tai aš kažkaip nebepirkau jau advento kalendorius, nes jau ir ten kažkaip man jau siejasi, nes kiekvieną dieną, jeigu paremia kažkas mane, tai jau atidarom kiekvieną dieną vokelį ir žiūri, ką gaus dovanų iš Eta Sofijos kalėdų senelio. Santa Klauso. Ar reikia? Jo. O kur žadi švęst kalėdas? Su šeima? Su šeima. Jo, pas tėvus. O pas jūs būna tas su šeima, ten būna 12 patiekalų, kaip ir tradicija? Per kūčias, jo. Aha. Nu, bet ten, žinai, tipo, kūčiukai vienas patiekalas, mandarinai vienas patiekalas. Bet šiaip mano mama labai daug, jinai labai skaniai gamina, jinai labai daug gamina ir mes dažniausiai visos šventės, ten gimtadieniai, Velykos, kalėdos, viskas vyksta pas mus ir mano mama pati gamina maistą. Nice. Ir visada jinai prigamina per daug to maisto, tai... Tai tikriausiai po kūčių stalo, jeigu dar lieka ir dar kalėdom, ir dar prigamina, jo, ir tada dar lieka dar antrai dienai, ir dar trečiai dienai. Ir dar atveža tai namo į Kauną. Jo, ir dar grįžti į Kauną su maistu. Tai gerai. Šiais metais negrįšiu į Kauną. Čia reikia džiaugtis. Tavo mama maladės. Jo, mano mama labai skaniai gamina, mes jai sakėm, kad jai reiktų mes... Norėtume tokios mamos kaip Goda, nes aš tai norėčiau. Pas mus kažkaip visą laiką kukliai mes tipo pasidarom su šeima vakarienę, gal turim kažkokio, nežinau... Kamilė, aš ir nepirkau, nes jau turiu didžiausią dovaną ištraukų šį mėnesio mus. O, kaip miela, Kamilė, nu taip, turi 2 netgi. Žinai, tipo, perki 1, 2 gauni dovanų, tipo... 1+1. Jo, gavai Godutę, bet ir aš plius, žinai, tipo, prie tą pačią. Tik tu toli. Jo, tik aš toli. Bet nieko, manau, mes sutarsim. Žiūrėsimai, nu. Double jūrėjau, čia buvo. Jo, prigamina maisto, fainiai. Mes sakau, kažkaip, mes labai kukliai pasigaminam. Ai, tai pas jis nebūna 12? Ne, nebūna. Mes turim kaip visą laiką kučiukų, mandarinų, tada pasigaminam kažkokią vakarienę, ten ar kažką ten su salotom, ar dar kažką, nežinau, tipo... O pas jūs būna, palauk, kaip tas vadinasi, kur laužo... Plotkelė. Plotkelė, jo. Mum močiutė kiekvienais metais atneša. Mes patys neperkam, mum močiutė atneša plotkelę, tai mes laužiam. Okay. O jūs laužėt? Kaip kada, jo, būna pas mano mamą į darbą atnešta, jinai nuperka, bet tipo, šiaip mūsų šeima nėra labai tikinti, bet tipo, jo, kaip gauna, tai palaužom. Tai palaužom, kai gauna. Kai negauna, nelaužom. O kokiu nors dar kūčių tradicijų ten šiaudą traukėt, ilgiausiai ne. O jūs? Ne. Irgi ne. Gal pabiškai miršta tos tradicijos? Aš manau, kad tam tikrose šeimose jo, aš manau, kad tipo, kur, tikinčios šeimos katalikiškos, tai manau, kad tos tradicijos tipo, visokios dar yra, žinai. Tai. Kažkaip pas mus nuplaukė. Gal dėl to, kad gyvenam jau atskirai ir atvažiuojam tik tai per šventes, tai gal kažkaip tas biški nusodina. Ir šiaip visos visokios dabar, žinai, karai buvo ir korona, panašiai viską labai pakeitė visą tą gyvenimą. Bent jau man, tai aš labai jaučiu, kad tipo, labai pasikeitė visas tas gyvenimo ritmas dėl visų šitų dalykų, kas yra ganėtinai liūdna, bet, kaip sakoma, gyveni toliau, tai prisitaikai. Ar galima keptą duoną ryti per kūčias? Kodėl negalima? O kodėl negalima duoną?
Va čia yra klausimas. O kas blogai su duona? Jo, tik negalima, taigi ten pieno produktų, mėsos negalima. Bet duona tai nieko. Negalima pieno ir mėsos. Jo, tai va. Tai to duona, su kepta duona gali valgyti keptą duoną. Palei tą šiaudą senai mirturėjai. Alelio ir kepta duona galima per kūčias. Negalima, tik vyną galima. Ir kisielių. Aš leidžiu. Aš šiaip labai mėgstu kisielių, nežinau. Nesakykit, bet kiek. Kisielių. Mėgstu? Mėgstu. Aš Aš ir taip mėgstu mėgstu. irgi. Aplamai, tipo, aš šiaip visus realiai metus nelabai geriu kisielius. Bet per Bet- kūčias ir Per kalėdas. nu, per tą laikotarpį visą adventą Už būna. metus atsigeri. Jo, realiai jo. Kažkaip ir tas karštas vynas eina tik tai gruodžio mėnesį ir dar sausį dar būna išgeriu, bet po to kažkaip net nenoriu nei karšto vyno, nei tiem to kisieliaus kažkaip, nes kisielius tai turėtų kažkaip atrodo ir kučiukai būti, kažkaip mėgstu taip. O šitą aguonpienį darot ar ne? Ne. Nesu, man atrodo, net ragavus. Aš kažkada, kai mes šventėm, kai buvom mes kažkaip kažkuriais metais, dabar nepamenu, prieš COVID čia dar buvo, važiavom su šeima ir dar su tėvų draugais slidinėti, ir šventėm kartu, žinai, šventes, tai jie tipo daro tą aguonpienį su tais kučiukais, tai tada pirmą kartą ragavau ir iki skalo. Tada pirmą kartą ragavau. Šiaip visai patiko, bet pati tai nedaryčiau. Manau. Aš jau pati nedaryčiau, net nesu ragavus, net nežinau, ar man būtų skanu, tai žinai, tai daryti irgi. Šiaip, tipo, ten nėra blogai, tiesiog vienas aguonų. Toks. Man aguonas kaip patinka, tai man visai skanu buvo, bet šiaip tai, tipo, man kisieliaus užtenka. Bet aš kisielių mėgstu, kol jis būna, neverdantis, bet karštas, šiltas. Kai jis atšaltas, skanus. man šalta negeriu kisielius, kažkaip, Ok, aš tai geriu irgi. Kisielius, jo, skaniausias karštas. O į kisielių kučiukus dedat? Ne, nededu. Kažkaip užsigeriu kisielius, tada išgeriu kisielių, tada kučiukus slapnoju, tada vėl kisielių. Jo, nes mano mama daro kisielių dažniausiai iš kompotų. Tai ten vyšno kompotas arba ten spanguolių, tai būna tos uogos, tai tos uogas tiesiog suvalgai. Kiekvienam savo. O šiaip jau turi pasipuošus eglutę? Ne, aš Kaune nepuošiu eglutės, kadangi Šventės su jo, šeima. šventės sutinku su šeima, tai dažniausiai mūsų tradicija būdavo per mano gimtadienį puošti eglutę. Šiais metais nežinau, ar gausis grįžti šį savaitgalį pas tėvus, tai turbūt mama arba turbūt dar nepapuošė, nes nepasigyrė, jau būtų pasigyrusi, būtų papuošus, bet turbūt jo papuoš mama. Šiais metais eglutę. Tai bus eglutė, bet pašeimė. Bus eglutė jo, bet pas šeimą, ne pas mane. Pas tai- mane kalėdinės dvasios nėra namie. Bet tai nusfotkinsi prie eglutės, tai pasigirsi, kad sakysi, o čia mano eglutė. Jo, mano eglutė. Mama papuošė, bet čia mano eglutė. Mano eglutė. Pas mus tai kažkaip... Jūs jau pasipuošėte. Jo, mes jau turime eglutę, mes visą laiką kiekvienais metais su jūs puošiam kartu. Jo. Faina tradicija vis tiek. Jo, ta eglutė visus metus prakiurso prie mano kompo, Jo. prie mano setupo Jo. ir per gruodį išsitraukiu, atlankstau visas šakas, kadangi pas mane yra plastikinė eglutė, bet aš ją į tą eglutę, su tą eglutę realiai užaugau, nes tą eglutę aš netgi Iš Kupiškio atsivežėte? Jo, aš ją atsivežiau, ten jį pabiški lūžta ir taip toliau, bet aš su ją užaugau, nes aš turiu netgi nuotrauką, kad aš buvau 5 metų, 3 metų, man atrodo, ir aš prie jo stoviu su maišiuku plastikiniu, ten saldainiai, mandarinai ir stovi tėva prie eglutės. Aišku, žaisliukai tik tai, neberandu žaisliukų tų stiklinių, kur būdavo agurkai, visokie braškės ir jie stikliniai būdavo. Tai va, tokių tik net, dabar beveik visas plastikinis. Bet šiemet nusipirkau 2 stiklinius žaisliukus ir sakau, kad kiekvienais metais pabiški, nedaug, keletą žaisliukų vis dasipirkinėjau. Aš dar žadėjau išlaikti, mes keitėmės su Veronika dovanom kalėdiniam. Tai ir aš dar, kai galvojau, ką nupirk, galvoju, lemba, ar nupirk, žinai, kažką kalėdiško ir kaip tik, va, čia Akropolį praėjom, kur buvo tie žaisliukai sukabintus pradėjus. Ne, galvoju, gal visai tipo žaisliuką būtų faina, ir galvoju,
ai, nežinau, tipo, ir va, tu pasakai, kad tu, tipo, renki dabar, tai jau Jo. dabar žinos, ką Jo, metai mama, jo, man žaisliukai patinka, tik tai dabar kažkaip perėjau, noriu vėl tų stiklinių žaisliukų. Aišku, pas mane dabar labai daug prikabinta plastikinių, nes tiesiog, kai aš atsivežiu eglę, man reikėjo daug žaisliukų vienu metu turėti, nes aš jų visiškai neturėjau, tai aš tiesiog pirkausi, tiesiog pakai, žinai, kur ten būna daug. O dabar jie brangi, nu, visai nepigiai kainuoja. Jo, stikliniai kainuoja, ten 3-4 yra už 10 eurų stiklinis žaisliukas, tai piškėjo brangokai. O tėvai tai irgi puošės, bet jie puošės jau, žinai, kai buvau vaikas, tai puošdavo tą didelę eglę, kuri dabar pas mus stovi. Dabar jie puošia tokią eglutę. Tai va, vaikų nebėra namuose, vienintelis vienturtis vaikas jau išvažiavo, tai dabar puošia tokią eglutę. Nu ir jiem nereikia daugiau, nu. Na, ką, padėsi 2 dovanas, čia tau, tai ir apsikeičia. Dabar liko abu tėvai tiesiog vieni, tai daugiau nieko ne. Nu, dar kačioks ir. O šitą, tu vis tiek turi vaikiną, tai šventas kaip iššvenčiat, važiuojat ir pas jo tėvus, ir pas tavo, ar švenčiat kartu abi šeimos? Aš važiuoju pas savo šeimą, jis pas tą. Gerai, iš viso. Jo, kiekvienas su savais pašvenčia. Manau, taip yra kažkaip, aš nesakau, kad kartu švęsti yra blogai, bet kartais labai daug gali išsikalbėti, kai tu esi grinai, nu, toje šeimoje, kurioje tu užaugi, ir tu labai daug gali pašnekėti tokiom temom, su kuria, pavyzdžiui, kita šeima, ta prasme tavo antros pusės šeima gali net nesuprasti ir bairių ir panašiai, nes tu esi pripratęs. Tai mes kažkaip atskirai švenčiam, bet realiai prie kūčių stalo pasėdim jau, bet jau per Kalėdas, tai aš nuvažiuoju pas jo šeimą, jis atvažiuoja pas mano šeimą, jau tada jau, bet per pačias kūčias tai būna atskirai. Jo, per kūčias mes irgi atskirai, o per Kalėdas tada jau... Kaip važinėjom. Kadangi Germantas turi tik tėtį likusi, tai jo, dažniausiai tėtis atvažiuoja pas mus kartu per Kalėdą švenčią. Fainai, nu, manau, čia nėra skirtumo kaip kas, tiesiog kaip kam patogu. Ir svarbiausia, žinai, svarbiausia, manau, iš vieno miesto, kai esi, tai nėra tipo sunku. Jo, bet kai iš kitų, įsivaizduok, ten mergino šeima Klaipėdoje, kito, nežinau, Marijampolė. Mano pusbrolis irgi iš Mažeikio, jo panelė iš Gargždų, tai jie vieną dieną Mažeikio švenčia, kitą dieną važiuoja į Gargždus. Tai tokia biški ir kelionė, ir biški ir nuovargio būna tikriausiai per tas šventes, tai... Nu, tas varginantis jos laikotarpis. Aplamai gruodžio mėnesis yra toks, žinai, kai tu pradedi ruoštis tom kalėdom. Nu, aš ruošiausi nuo lapkričio, nes kadangi turėjau... Gerai. Kadangi aš pradedu ruoštis nuo lapkričio vien dėl to, kad aš nemėgstu skubėti ir aš visas dovanas sakausi internetu. Ta prasme, aš nemėgstu važinėti po parduotuvės, ieškoti. Aš viską internetu susirandu ir pas man kažkaip yra labai lengva, nes aš tiesiog scrollinu. Aš žinau, susidarau sąrašą, kam turiu dovanoti ir tiesiog scrollinu. O, šitas geras tinka. Gerai, jamam tam žmogui. Dar scrollinu. Šitas visai nieko negalės, jamam tam žmogui. Ir tipo labai lengvai kažkaip gaunu. Bet aš pradedu nuo lapkričio, kol ateina, tada kol susipakuoju, ateina ir gruodis. O gruodį būna tada jau chill, rami, nes jau viską turiu, tiesiog tada jau prasideda susitikimų metas, tipo jau tariesi, su tuo sustik. Ir tas yra gerai, nes tu sustinksi su žmonėm, kurių nematei net metus laiko, žinai, tai va, tas. Ir va, proga pas Godą atvažiuoti irgi buvo gimtadienis ir Kalėdos, va, neužilgo, tai va, kaip. Bet buvo ir praeitą savaitę pas mane. Galim pratęsti šitą dabar, pereit prie to. Ko aš tam buvau? Ko ten Veronika buvo praeitą penktadienį pas mane atvažiavus? Būčiau atvažiavus trečiadienį. Bet, žodžiu, pagaliau surinkau golą kompui trečiadienį. Jau norėjau vos ne trečiadienį dar atvažiuoti, nu gal ketvirtadienį. Norėjau iškart važiuoti, jinai naktį surinko, sako, viskas ryte atvažiuoju. Jo. Bet kadangi netiko nei vienas keisas, kokį man pasiūlė. Jo. Tai susitarėm tada penktadienį, tai atvažiavau į Kauną penktadienį. Jo, Goda mane susirinko. Jo, atvažiavo, surinkau, nuvežiau. Nu, su visų pristatymu, pažentelė ir surinkom man naują kopą. Dabar kieta. Ir kas dar išeis susijęs su tuo? Nieko nežinau, kas.
Nežinau. Galbūt video išeis. Galbūt video išeis, gal kažką dar pamatysite, žinai, čia pamatysite. Kaip Veronika rinko kompiuterį. Nu, toks ir rinkimas. Aš sakiau, kad aš geriau pabūsiu palaikymo šokėją, negu kompą rinksiu. Aš ne tokia specia. Bet vis tiek gavai įdėti vieną dalį. Jo, bet jūs pamatysite tai per video. Vieną daiktą įdėjau. Užuominot? Jo. Tai dar pamatysite mane, tik tai ne mano kanale. Ar Goda pati surinko? Ne. Leidau profam tai padaryti. Nu, ir man. Jo, nes buvo filmuojamas video, tai pamatysit viską, manau, neužilgo. Jo, kai sumontuos. Tikrai pasidalins. Pasidalinsiu. Feilais, galėsit pažvengti. Tikrai bus aš tai iki ašarų jokiaus. Jo, tai jeigu Goda juokiasi iki ašarų, tai jūs tuo labiau juoksitės. Ten tiesiog. Viskas for the content, kaip sakoma. Tarkim. Arba per čeplumą. Apsimetė, kad nežino, taip? Jo, mes apsimetėm, arba tiesiog pražioplinom labai greitus veiksmus, kurie buvo atlikti ir aš nemačiau. Nu, bet žodžiu, pamatysit viską per video, viskas gerai. Taip. Bet esmė. Tai jeigu jums reikia naujo kompiuterio. Ir jeigu norite atsinaujinti savo seną kompiuterį, visada galite kreiptis kur? Į žentelį. Arba OCPC. Taip. Ir jums padės ir tokiem žaliem ir dudnukam kaip man. Taip. Nes aš žinokit nieko nesuprantu apie kompus ir turiu naują kompą. Ir labai gerai veikia. Kol kas. Kol kas veikia, ne? Buvo keletas streamų, viskas super veikia, tai nežinau. Dar blogų atsiliepimų negalima parašyti, kol kas 5 žvaigždutės. 5 žvaigždutės iš 5. Labai patinka. Patenkinta. Jo, turiu medinį kompą. Medinį kompą. Jo, pas mane medinis kompas. Va, kaip tik išėjo timeris, kur galite rasti OCPC ir visos nuorodos, tai... Jo, galite pašužiūrėti, kas čia per vyrukas, kuris daro stebuklus. Taip. Pirma teisės, tada kompas nuės. Puiku, žinosi, kur kreiptis. Pirma GTA 6 release, palauksiu ant kompo, tada ant UPC. Tai gerai, bet svarbiausia, žinai, kur paimti. Kad ilgai laukti reiks. Jo. Nes aš jaučiu, kad kadangi announcina, kad ant konsolį išeis 25 metais, tai realiai jaučiu galim pridėti 2 metus prie to ir gausis, kada išeis ant kompo. Manau. Dar toli gražu. Ja, tai nu, bet man patinka GTA 6, nežinau, vien dėl to, kad yra moteris. Taip pat galėsi žaisti už moterį. Ir dar ne tokia šiaip paprasta moteris, bet hot. Nu, tipo, man tai kinda, žinai, biškai. Jo. Nežinau. Ir vaikai ten yra, jo. Pirmas GTA, kur bus ir vaikai, tai... O gal mes daryti vaikus įdomu? Tikiuosi ne, bet... Aš tikiuosi, kad jo, tada nereikės Simsų jungti realiai. Bus galima su mašina daryti vaikus. Mašinoj? Jo. Ant 200 mašinoj gal mes daryti vaikus? Cool, tinka. Ir dar 2 po metų buvo nuo releaso. Ok. Nu, nesvarbu, kaip ten kas bus, manau... Pirksi PlayStation ar lauksi? Va šito nežinau. Nes aš turiu 4. Turi 4, bet ant 4 nebeišleisiu. Jo, ant 4 nebeišleisiu, tada turiu pirkti 5, parduoti 4. Bet šiaip dabar visai yra pakirtusios kainos, man rodos, 5 PlayStation. Ir kai išleis... Kai išleis, tai kils. Jo, tai reikia prieš išleidimą jau žiūrėtis, jeigu nori, žinai. Arba laukti, kol MPC išeis, bet kol MPC išeis, man reikės vėl upgrade'inti. Ne, aš tai nemanau, kad bus... Bet tau reikės kompą upgrade'inti minimaliai, tai... Jo, jau minimaliai, nes dabar tikrai ne taip kaip dabar. Jo. Nu, tai svarbiausia. Nu, dabar, manau, reikia žiūrėti, kaip dabar yra, o po to jau žiūrėsim, kaip bus. Dar išleis, tai dar daug laiko praeis. Jo, čia gali dar 3 šiam viskas apsisukti, gal mes jau net nebestreaminsim. Čia per tiek metų, čia neaišku, kaip čia bus. Kai šitai pasaulis labai greit juda, nepastebėjai? Va, Kagas parašė, netgi gal mirsim. Čia irgi gali būti, čia kaip sakoma, niekada negali. Bet kai išeis GTA 6 jau būsiu baigus mokslus, galės laisvai gamint, galės laisvai gamint. Ne, negalės laisvai gamint, nes prasidės dar sunkesni metai. Ai. Bet tada jau gyvensim šalia galbūt.
Nu, žinai, pasakyčiau garsiai rajoną, bet nesakysiu. Ne. Bet ten, kai kur, žinai. Nu, ten. Galbūt. Ten. Nuo tavęs iki Santorų toli. Mhm. Man reiks arčiau. Bet nieko, tas Vilnius nėra toks didelis. Nu, gal arčiau negu iki Kauno man važiuoti, Jo. arba tau iki Jo. Vilnius, tai va tas. Ten šen ir ten. Šen ir ten. Tai va, mes planuom dar podcastų daryti. Ar čia paskutinis jau? Penktas jau? Tikiuosi jo? Paskutinis tikiuosi? Ne, tikiuosi, kad dar darysim. Ai, dar darysim. Ai, tu nebenori daryti. Ne, tai aš noriu, bet palaikymo nėra. Žinot, kaip pasakytų ten tik tokiai. Ten nėra palaikymo, viskas, išjungiu. Jo, ką čia Aš toks žinai- moteris sako, eina į virtuvę. Nu, yra palaikymas. Važyčiau užmes suport. Jo. Liutuką. Liutuką, metu, gaudom. Kaip seniai kvepia. Ja. Ne, viskas gerai. Manau, kad mes dar darysim. Faktas tai bus, nu... Jeigu bus poreikis, tai ir darysim. Jo, jeigu jūs norėsit, mes darysim. Nenorėsit klausyti mūsų blevinskų šitą pokalbių, tai tada nedarysim. O ką dar naujo turim? Mes turėsim kažką įdomaus sausio mėnesį, ar ne? Ne, mes turėsim dar ir šį mėnesį kažką įdomus. Turėsim jo ir šį mėnesį. Tai geriau jo pradedam nuo šito mėnesio. Mes turėsime glutes, ne? Taip. Kadangi dar nedaug yra, bet pas mane vyksta toks konkursėlis. Žinau, kad prizai nėra kosminiai pagal mano biudžetą. Ne, bet kažkas vyksta. Svarbiausia, manau, kad tai, kad tu darai vat, tokius konkursus, manau, kad tikrai nėra blogai Lietuvos community Twitch'o. Nu jo, vis tiek, Manau, žmonės, puošia. vis tiek žmonės puošia eglę, tai kodėl tau neįkėlus tos eglės pas Sofiją Discord'e ir galbūt tau pavyks laimėti prizą. Tai skatinu, jeigu vis tiek Nu, puošiate dar eglę. Gruodžio pradžia, kiti Jo. puošia per kalėdas, su šeimom per Tai kūčias. aš todėl ir leidau, man atrodo, iki 4 ar 5 sukelti. Tai tikrai turėsit, manau, laiko. Dabar kol kas, kiek atsimenu, yra 3, bet labai tikiuosi bus ir 4, ir 5, ir 6. Jeigu norite iškų laimėti. Arba norite tiesiog pasidalinti eglę, nes faktas, aš peržiūriu jas, aš uždedu gal žalią varnelę, tipo patvirtinta, tai yra, kad jūs dalyvaujat konkurse, bet galite jūs ir šiaip įkelti eglę, tipo, jeigu norite tiesiog pasidalinti eglę ir nenorite dalyvauti konkursą, jūs irgi tai galite padaryti. Tipo, tiesiog nebus įpatvirtinta, bet mes jas vis tiek matysim ir kiti matys ir jeigu nori dalintis, tai visą laiką prašom. Jo, pas mane dabar šiuo metu yra, kadangi nuvežiau savo GPU biškį tvarkyt ženteliui, tai davė pakaitinę, tai jau ir vakar stream'e buvo tie rekonektai, tai tiesiog taip dabar būna. Taip dabar būna. Bet vėliau bus dar geriau, nes sutaisysėjai. Taip, vaizduškę. aš tikiuosi, kad neatsiras daugiau problemų ir kad Jos gražioji vaiduškė bus vieta. Tai aš negaliu žiūrėti, man davė dabar, Evga yra geras gamintojas tikrai, bet man tiesiog ta išvaizda, vaizdo plokštės, man nepatinka, nes pas mane yra founderis, man founderis yra žiauriai graži vaizduškė. Jo, žiauriai graži. Žiauriai graži vaizduškė ir tiesiog tos kitos, kur yra kitų gamintojų, jau, man nesižiūri man. Godos yra toks išskirtinis kompas, tikrai gražus, estetiškas, baltas. Ne mano stilistikai, bet kaip aplamai kalbant, tai yra tikrai gražus ir manau, kas buvo lanuose, tai tikrai matėt Godos kompą ir tikrai verta nusifotinti kaip pavyzdį, jeigu norit savo panašaus. Gal čia labiau merginom. Jo, tai bet buvo atvažiavęs irgi žentelis į laną ir atsivežė savo sužadėtinę ir jie išėjo pasižiūrėti, tiesiog apžiūrėti kompų. Ir jisai tiesiog, jai prieš išeinant, sako, tipo, išsirinkti po kokio norėtum. Ir jie po to pareina, nes aš nejau kartu, ir jie pareina po to pas mus. Sako, spėk, kokį kompą išsirinko. Tai aišku, kad mano. tai jo pasiekėm. Sakau, tai va, gausi dabar rūtai tokį patys bildint. Ne, kompas tai tikrai gražus, sakau. Tai realiai savo kompą galėsi į konkursus vežti. Gražiausia. Žiūrovai gali didžiuotis, nes jų dėka tas kompas ir atsirado čia. Tai jo, geriausias kompas.
kol kas, nu, gražiausias gal. Bet ir specifikacijos, manau, jo labai geros. Taip, manau. Manau. Svarbiausia, Man pilnai užtenka jo, tai... Manau, tame ir yra dalykas, kad tau pilnai užtenka. Kitam gal neužtektų, kitam būtų gal per daug. Nu, tai manau, čia pagal kiekvieną biudžetą ir norus. Realiai jo viso net neišnaudoju, bet pats kompas tai labai gražus. Kadangi aš prieš tai turėjau laptopą, tai norėjau tiesiog, kadangi stacionaras yra investicija ilgalaikė, ne kaip laptopas, kur ten jau po metų, po 2 turi patį laptopą keisti. Čia tiesiog pasikeiti dalis ir viskas, tai man svarbu buvo, kad jis man būtų išvaizdus, kad man būtų jauku prie jo sėdėti ir kad kitiem būtų gražus. Bet, nu, kitiem tai tikrai gražus, tai va, gali tuom didžiuotis. Jo, ir per Laną labai daug komplimentų sulaukiau, tiesiog giminė ateina, tipo, norėjau pasakyti, kad tavo kompas labai gražus. Bet ir faina girdėti, tai aišku, kad faina, man tai labai faina. Nu, matai, tu ir norėjai, kad būtų gražus. Ir aš pati, tipo, jį įdėjau, tai man tas, žinai, ant širdies taip gera, žinai, kad pati susidėjau ir kad... Nu, čia vau, nu, tipo, kad pati panelė susidėjo savo kompiuterį. Negalėčiau aš. Nu, tipo, gal aš išmokus, tipo, su pagalba, tai jo. Nėra sunku, tiesiog, jo. Jeigu tuo domies, nu, man patinka. Aš, jo, būčiau patikėjus ir žentelį savo homo, bet aš tiesiog norėjau pati ir viskas gerai ir gavos. Tai yra svarbiausia. Jo. Gali, žinai, užsidėti savo pliusą, žinai, viduje, kad tu pati susidėjai ir turi tokią, kokį jį nori ir dar visiems kitiem yra gražus ir kaip pavyzdys, tai čia tau tik tai pliusai. Taip. Ir tikiuosi, kad ir Veronika dabar atvažiuos į Lanus jau su savo naujų kompu. Mediniu kompu. Su savo mediniu kompu be RGB. Taip, mano kompas neturi jokių RGB. Truputį yra... Turi, miškė. Matininė plokštė šviečia jo pasėtai, jai labai nepatinka. Galim dabar judėti ir prie sausio mėnesio. Galim ir prie sausio mėnesio, tas bus sausio mėnesį. Sausio mėnesį. Sausio mėnesį vyks toks biški šiaumačias jo. Jo, merginų. Šitą idėją gimė per Komikoną. Jo. Pašnekėjom su Arnoldu Ženteliu. Sakom, visai būtų bairis padaryti, iš pradžių sako, tipo, ar yra, tipo, 10 mergų streamerių, kurios žaidžia Valorantą. Mes sakom, jo, yra, faktas. Jo, tai jis sako, padarom šumačą. Pas mane, lounge, Kaune. Jo, viską duoda, kompiuterius duoda, atvažiuokit, pažaiskim, nufilmuosim. Tiesiog for fun, tipo, darom, pažaidžiam 5v5 ir turėsim fainą prisiminimą, naujas pažintis ir naujas draugystės ir visa kita. Jo, tik tai mūsų buvo pagrindinė užduotis, tai yra surinkti tas 10 merginų. Jo. Ir realiai komunikuoti tarp Žentelio ir tų panelių, kad viskas būtų, žinai, čiki-piki. Tai beveik visas turim, dar keletą trūksta, bet manau beveik visą paketą turim, tai esame labai dėkingos kiekvienai, kuri prisijungia ir tikiuosi jos išliks visos kartu ir manau labai sukursime gerą tiek kontentą, tiek gerą laiką ir bus labai faina. Taip, ir be to trūksta 2 panelių. Jo, 2 panelių, tai jeigu tu esi streamerė, panelė. Nebūtinai streamerė, tiesiog. Nu, bet jeigu streamerė, tai dar didelis pliusas, žinai. Mes kol kas turim visas streamerės pas mus, ne? Jo, 8 streamerės šiuo metu yra. Tai dar man trūksta 2. Tai jeigu žaidži Valorantą, arba ir streamerė žaidži Valorantą. Nebijai kamerų. Nebijai kamerų, nebijai paprikolint. Nu, nieko nebijai, žodžiu. Nieko nebijai. Nes vis tiek bus filmuojama, tu tikrai matysies, tai parašyk arba man, arba Godutei. O jeigu tu apsimetinėjai moterim, tai žinok, netinka. Netinka. Jeigu kelnėse ne tai, kas turėtų būti pas moterį, netinka. O mes tikrai galime patikrinti, jeigu to prireiks. Tai siūlome tik tai moterims, dėja. Jo, čia tiesiog toks pabandymas, pažiūrėjimas, ar toks dalykas pritraukia žiūrovus, tai
Kaip žinome, moteris vyrus traukia ir galbūt pritrauks daug žiūrovų. Ai, čia jau taip, ne? Čia aš jau darau, kad jums žiūrėtų, jau tikėtųsi, ateitų, žiūrėtų. Nu, nes jau, tipo, daugiausia gamerių ir visų tų streamerių yra vyrai. Nu, tipo, čia yra tiesiog true. Vyram turnyrų ir taip netrūksta. Nu, vyram turnyrų tikrai netrūksta, tai norisi padaryti ir mūsų dailiai lyčiai, ir parodyti, ką mes sugeba ir mokam, arba tie, kurie sugeba ir moka, net kai kurie bronzė sėdi. Nieko, dar turi laiko, dar turiu laiko pasikelti, dar turiu laiko pasikelti ranką, bet aš esu už kontento darymą, negu už labai gerą žaidimą. Tiesa? Tiesa. Tai va tokios tokelės apie mūsų šou mačą. Tai va, jeigu kažkokie jau dar dalykai jūs domės, kažko klausyti, tai galėsit pakalbėti bet kurį streamą pas mus, arba parašyti privačiai. O merginų, žinoma, lauksime žinučių. Tai va, gal kažkokių klausimų. Ar mano sesė iš Tailando priimsit? Ar ta sesė iš Tailando turi ten vietoj dalykus reikiamus? Jeigu neturi, tai žinok, nelabai. Kas per nuotykiai? Skaidrumas privalomas, taip. Ai, ten mes su Kamilė Fitemyti darėm, ten mus Goda užklupo. Atsirašo jau, na, nesvarbu. Ne, nesakylinkė, kur ten buvo nuotykiai. Buvo, pražuvo, kaip sakoma, gyveni šią dieną. Buvo šiandien, rytoj nebe. Normaliai, nu, aš irgi sakysiu, žinokit, čatas. Ai, čia nereikėjo sakyti šitą, oi. Mas tikrai nesultis ten geriai, kai valgiam vakarienę. Sultis geriau. Ten, sakiau, dar multivitaminų sulčių man. Nebent ta tokia meridžina man pripylė kiek. Jo. Nebent. Nebent, iš tikrųjų. Bet žinai, kad sužinau, kad Kamilė labai maladė šiaip. Aš pirmą kartą gyvenime ją pamačiau. Tai labai gerai expectations atitiko reality, žinai. Man irgi taip savo tikėkimės nebuvau pasikėlus žiūrkė apie linkmę. Nu, tikėkimės, kad nebuvai. Nu, mano akimis nebuvai, nežinau, gal kito akimis esi kitokia. Aš kitokia, aš anokia. Tai jau? Perdot ar parduot? Perdot. Tokia. Gal nereikia to klipą prisiminti. Skaudas Reikia prisiminti tą klipą. Koja nutirpo. O eik tu savo, kokią lapciją dabar. Normaliai plaka į čia tą koją. Nejaučiu kojos plaka. Kaip jam nutirpinai? Nežinau, aš taip visą laiką sėdėjau ir čiūjų užspaudžiau kažką. Nu, sugeba, nu. Žinai, kad tas, kai koja nutirpsta. Vienai koja, kitai pilus. Kas jum ten blogai yra, pasigirkit. Nu. Žinai, kai atitirpinėjai ir ten jauti. Jo, skruzdėliukus. Man jeigu ranka nutirpsta į sieną, daužau, vis tiek nesintas. Neuzai. Normaliai? Dabar aš tau dienai galiu tą patį pasakyti normaliai. Nes čia nėra normalu. Imagine, nutirpsta ranka į sieną, nes neskauda. Po to, tipo, oi, kaip čia tas mėlynas atrado, kažkaip čia netikėtai. Kaip čia man skauda, kauliukas, sanariukai, visą. Man čia atsirado mėlyna, tipo, ir nežinau, ką aš čia pasidarau, žinai. Spaudai gal? Ne, bet čia grinai eina krūjagis, aš galvoju, tipo, gal, dabar tik susimašiau, kad gal krūjagis tai čia plyšo. Nes buvo, prieš kelias dienas tai buvo labai mėlyna. Į vieną leidausi jo. Pa. Matosi čia va. Nu. Visai jau. Ką tu ten darai? Nežinau. Pamėlį, ko nevalgot? Ko nevalgai, Goda? Valgau. Nu, šiandien valgė. Galiu rodyti. Vakarienę valgau, jo, šiandien vakarienę valgau. O ką pusryčiam valgy? Ai, gerai, nesigirinu. Šiandien mano pusryčiai buvo kitokie negu kiekvieną dieną. Ypatingi pusryčiai. Ypatingi pusryčiai šiandien buvo. Special for... Spėkit šiatas, ką pusryčiam šiandien valgiau. Kamilė, tylėk. Nesakyk. Kamilė, palauk, kol kiti paspėlios tada.
Ne, šiandien aš šiaip... Ai, nu ką aš čia teisinas, nu šiandien pusryčiam čipsus valgiau, nu. Nes užsimaniau čipsų. Įsivaizduokit, čipsai ryte. Nu, užsimaniau čipsų pusryčiam, nu ir viskas, nu ne. Girdėjot, kad... Tingėjau eiti virtis kiaušinį, galvoju. Čipsų turiu, o, man kaip fainiai. Normaliai. Žadintuvas keltis reikia. Žadintuvas, stačius po 11, lygiai 11 normaliai. Čipsai, vanduo, kava. Godutės ryto starter pack. Ne, šiaip, nu, aš šiaip dažniausiai arba verdos, arba kepu kiaušinį, žinai, pusryčiam. Seniau košės valgydavau, dabar biškai retai valgau. Bet jau dažniausiai kiaušinius valgau. Labas, Kikse. Labas, Kikse. O, atėjo. Atėjo pažiūrėt, kas čia atėjo į streamą. Atėjo įsirauti balių. Geras podcast. Matyk. Eik pas mamą, kol čia spiriojas. Bučiuką davai. Bet nepajauti. Kaip galo koks. Nieko nedariau. Kur mane žiūri? Čia reikis. Taip, reikis tu. Agirdi tu. Aš nieko nedarau. Tai manau, jo, šiandien tiek. Tai va. Tai va. Nu, Ko tu ko manau, šiandien atsisveikinam su jumis. Čia buvo Godutė 7. Dutės. Godutė 7. Ir Etas. Eta Sofija. Tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki susišnekėjimų. Nu, iki kito podcast'o. Bye.